Sveiki, čia yra Lukas iš riedis.lt ir šiais metais jums turime ypatingai daug naujienų, kas susijęs su elektriniu ir mikromobiliu transportu. Na, o šiandien jums noriu pristatyti mūsų gražuolį Ride E Nana. Ride E tai yra prekinis ženklas gimęs iš daugiau nei 10 metų patirties elektrinio transporto gamyboje, surinkime ir tiekime Lietuvos ir Europos rinkai. Na, o dabar žengime į premium segmentą ir jums pristatome tik tai pačius geriausius, atrinktus lietuvių norams elektrinio transporto sprendimus. Ride E. Važiuok elektra. Na, iš karto pasakysiu, tai yra sprendimas tarp automobilio ir elektrinio skuterio viduriukas. Tai yra motorolerio klasės transportas, tai reiškia ir technikinė paprastesnė, ir draudimas pigesnis, ir visa kita. Na, o daugelį Europos šalių šiom transporto priemonėm net nereikia registracijos. Taigi, apie viską po truputį. Taigi, pasirūpinome, kad Ride E Nana būtų ne tik tai iš dizaino labai gražus, modernus, su puikiomis lempomis, LED žibintais, posūkiais ir taip toliau, tačiau ir pasirūpinome vidiniu funkcionalumu. Viskas padaryta, kad ir senyvo amžiaus žmonėms būtų paprasta. Netrukus jums pristatysime kiekvieną mygtuką ir kaip yra viskas valdoma paprastai. Pasirūpinome, kad šis mini automobilis turėtų nedaugiau 1 kW variklį ir didžiulę 80 Ah bateriją. Tai yra didesnė baterija negu įprasta rinkoje. Na, o sertifikatas skirtas regitros registracijai suteikia galimybę jį užregistruoti ir pasiekti iki 45 km/h greitį. Na, o jeigu nuspręsite neregistruoti, tuomet parduodama neregistruojama versija, kurios greitis yra apribotas iki 25 km/h. Taigi, dar keli privalumai, ką jūs gaunate įsigydami tokį transportą arba kito tipo Ride E transportą iš riedis.lt. Daugiau nei 10 metų patirtis, patyręs servizas, labai daug investuojame į detalės. Taigi pasirūpinsime bet kokiu gedimu, bet kuriam mūsų parduodamui transportui labai greitai. Tengiamės pagaminti produktus tokius, kokie yra vakarų Europos standartai. Taigi lietuviams pateikime visas lietuviškas instrukcijas, galimybę išbandyti mūsų salone visus transportus prieš perkant, be abejo atsiskaitimas leasingu, grinais, kortele, kurjeriui netgi atvežus ir taip toliau. Taigi, užbaigiant apie tą iš 10 metų patirties gimusi Ride E, kurį sudarys kelios dešimtis skirtingų elektrinio transporto produktų, norime parduoti ne tik tai daiktą už gerą kainą arba nupirkti už gerą kainą ir parduoti brangiau, tačiau daug investuojame laiko, kad išrinktume geriausią daiktą, tinkamiausią transporto ir judėjimo priemonę Lietuvos naudotojui. Taigi pažįstam jūs pažįstat mus. Ko daugiau reikia? Reikia atvažiuoti pas mus ir mes jums padėsime išsirinkti bet kokią transporto priemonę. O dabar grįžkime prie Nanos ir pažiūrėkime į jos vidų. Pirmasis dalykas tai yra duris. Duris atsidaro itin plačiai ir tai yra super gerai, todėl kad net ir su neįgaliojo vežimėliu privažiuoti yra galima ir pakankamai lengvai atsisėsti į vidų. Taigi šitas transportas yra padarytas, kad jis būtų funkcionalus. Elektriniai langai be abejo, nusileidžiam langą, kad geriau matytume, kas yra viduj. Atsisėdame, užsidarome, matome modernę priekinę panelę, kurioje yra įmontuotas displėjus, kuriame matote baterijos lygį, žibintus įjungtus, išjungtus, taip pat žinoma greitį km/h, nuvažiuotą atstumą, kuri pavara įjungta, R yra atbulinis, įjungus R pavarą be abejo yra galinė vaizdo kamera, matome įkroviklis padėtas, kurį parodysime irgi jums, D yra režimas važiuoti į priekį. Tai toks vaizdas priekinės panelės, joje matome įmontuotą gražų ir modernų ekranėlį, kuriame yra visa reikalinga informacija nuo žibintų įjungimo padėties iki radijos, ar Bluetooth'as, ar USB, kuris kišasi čia, galima ir telefoną pasikrauti, perjungti dainą, taip pat ieškoti bet kurios radijos stoties, arba prisijungti telefoną laidu arba Bluetooth'o pagalba prie muzikos aparatūros. Kokie yra privalumai prieš kitus panašius modelius? Yra ne tik tai vėjelio funkcija, reiškia pučia vėjelį, bet yra ir vadinama PTC. Jeigu mes įjungiame PTC,
tai čia yra šildymas. Ne tik tai funkcija, kuri vedina, bet ir su šildymu. Čia yra priešrūkinės lempos, įjungiam, išjungiam ekranėlyje, tai puikiai matosi. Be abejo, normali svirtis posūkiams į kairę arba į dešinę ir ilgos trumpos šviesos. Matome, kad apsišviečia viskas. Na, o dešinėje pusėje yra valytuvo svirtis. Štai taip, valytuvas veikia. Ir į save patraukus langų apiplovimas. Langų apiplovimas labai paprastai pilasi šioje vietoje, taigi nereikia atidarinėti jokio kapoto. Viskas yra ypatingai paprasta. Čia yra dėtuvė pasidėti telefonui. Durise yra taip pat nemažos dėtuvės, elektriniai langai, atidarimas. Na, o priekyje yra labai paprasti gazo ir stabdžio pedalai. Taigi tai yra elektrinis transportas, jokių sankabų nėra. Čia yra ir signalizacija, raktelis du rakteliai tiksliau, vienas yra štai taip atsidarantis ir raide pakabukas dovanų kiekvienam mūsų transporto pirkėjui. Taip, viskas paranka, tuoj paleisime mūsų dainą, kad būtų patogiau ir aš galėčiau atleisti stabdžio pedalą, užsitraukiu rankinį stabdį, diržo neprisiseksim, nes filmuojame, nors sėdynė ir diržas yra patogi, net ir gulinti pozicija, galiu net ir pamiegoti šitame automobilyje. Pasižiūrėkite, kiek vietos, gale atsilenkia sėdynė netgi iki tokio lygmens. Čia kadangi yra 60 voltų sistema, tai 4 baterijos yra po galinę daiktadėžę, na, o 5 baterija slepiasi po priekinę sėdynę. Gale yra elektros saugiklis, kurį rekomenduojame išjungti, jeigu transporto ilgai nenaudojate, kad jūsų signalizacija neiškrautų baterijų. Tai yra rekomenduojama, nenaudojant transporto, bent kelias savaitės šitą saugiklį išjunginėti. Na, o galinis stiklas irgi yra daug privalumų, todėl, kad jeigu yra karšta vasara, tai prasidarius liuką, kuris taip pat štai čia yra liukas, labai patogiai valdomas, užsirakina ir atsirakina ir užsifiksuoja. Labai atrodo moderniai, labai gražiai ir funkcionaliai. Na ir ta proga, kad mes jaučiamės gerai šiame automobilyje, galime pabandyti pasileisti muziką per Bluetooth'ą. Taigi, išlipimas. Atsidaro duris, uždarome langą ir galime savo patogiai išlipti. O Ride Nano labiausiai tinka tiems, kurie tiesiog nori ramaus ir paprasto nuvažiavimo. Iki sodo, iki kaimynų, iki parduotuvės, iki kito miestelio ir panašiai. Na, o visa tai jums patogiai ir saugiai leis pasiekti nepriklausoma pakaba, 4-12 colių ratai, hidrauliniai stabdžiai. Na, o kiek su jie kilometrų galėsite nuvažiuoti? Tikriausiai tas klausimas kamuoja kiekvieną. Atėjo laikas pasakyti, su Ride Nano galite nuvažiuoti iki 100 km atstumą. Na, tai be abejo priklauso nuo oro sąlygų, įkalnių ir visų kitų negandų, kurios elektromobiliam trukdo riedėti laisviau. Na, tačiau, kaip ir minėjome, pasirūpinome didžiulę 80 Ah 60 V bateriją. Tai yra L6E kategorija, jeigu registruojate. Svoris šio automobilio yra 355 kg. Na, o variklis, kaip ir minėjome, galingas 1 kW variklis, kuris padės įveikti visus Lietuvoje sutinkamus kelius. Taigi, atėjo laikas parodyti įkroviklį. Tai yra premium klasės 10 amperų įkroviklis, kuris leis pakrauti šias didelės 80 Ah baterijas tik per 8 valandas. Taigi vėlgi tai yra geriau už kitus rinkoje sutinkamus panašios klasės mini automobilius, nes mes daug darbo įdėjome į komplektaciją ir tai padarėme tam, kad ir jūs taupytumėt savo laiką ir baterijos pasikrautų greičiau. Paprasto elektros lizdo užtenka, nereikia stotelės, nereikia trifazio, vienas galas į rozetę, kitas galas į automobilio galą. Ir pasikraunate bei važiuojate džiaugtis nuostabia lietuviška vasara.
Šis modelis yra ypatingai kompaktiškas, tačiau turi aukštą prošvaisą, taigi pravažiuosite net pro duobėtus kelius. Na, o jeigu norite daugiau parametrų, tai yra koks yra ilgis, plotis, aukštis ir visos kitos detalės, nepatingėkite. Pažiūrėkite mūsų apžvalgas arba užeikite www.riedis.lt, susiraskite Ride-E Nana arba tiesiog Ride-E produkcijos katalogą ir pasižiūrėkite jums rūpimus klausimus. Na, o jeigu to neužteks, mes visuomet esame darbo metu pasiekiami mūsų telefonu 0633 77 888. Na, o geriausia, techninius klausimus užduokite elektroniniu paštu ir jums atsakysime per kelias valandas. labas@riedis.lt, o servizo klausimais ar detalių reikmėms rašykite servizas@riedis.lt. Na, o jeigu ir viso to neužteko, kviečiu jūs užsukti į mūsų saloną. Esame viena pirmųjų įmonių Baltijos šalyse pradėjusi šią veiklą ir sėkmingai gyvuojame jau daugiau nei 10 metų. Laukiame jūsų mūsų salone Vilniuje, Kalvarijų gatvė 269. Na, o jeigu norite susirasti mūsų transportus arčiau savo miesto, ieškokite internete mūsų partnerių arba tiesiog pasiklauskite mūsų. Lauksime jūsų užklausų arba atvykimo į svečius. Tai buvo Lukas iš riedis.lt. Na, o ką aš galiu pasakyti, tai Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.